2007 vasarą ši šeima prisimins visą gyvenimą. Ta lemtinga Liepos dieną jie skubėjo kuo greičiau susitvarkyti išsinuomotus namus ir švęsti trečiąjį sūnaus Norbertuko gimtadienį. Šventinis pyragas ir dovanos jau laukė. Tik dėja, šventė atsidėjo nenumatytam laikui. Kadangi abudu dirbom Druskininkuose, norėjom ir kartu pasimti vaikus. Gal leisim į darželį, kad nereikėtų mamai palikti, vis tik norisi, kad kartu. Nes mano darbo būdavo grafikas 2 dirbi 2 laisvo, jo visą savaitę ir nenorėdavom vienas kito palikti. Išsinuomavom butą 2 kambarių. Ta dieną atėjom susitvarkyti, įsiplauti viską, kad galėtumėm kraustytis jau ir gyventi. Nes jau buvo ir nuoma į priekį sumokėta viskas. Tik atėjom, Modestas buvo kitam kambarį, o Egidijus su Norbertu atėjo kitą ten. Egidijus tvarkė ten dėžes, krovė su laikučiais, reikėjo išnešti rūsį, o aš buvau vonioj, ten jau irgi plautis. Ir girdim, kad krenta, dūšta, ateinu atbėgu į kambarį, kad nuo spintos antrasolį prie pat Egidijaus prie lango jau nukritus, o Norbertą jisai ištraukė sėdintį, nes spinta, kai kirto, prie spintos buvo lova, tokia medinių rėmų. Ir ta spinta kiek sodino per galvytę ir jisai visų tuo smūgiu šitą vietą į lovos medinį kraštą trenkėsi. Ir skilo ten tada kaukolės pamato. Lūžis buvo. Ištraukėm sėdintį, ištraukėm su sąmonė. Bet jau buvo prisimerkė, atsimerkė, taip jau dinginėjo ta jo sąmonė. Pasipylė iš nosyties kraujai, dar mes juos nuplovėm, iškvietėm greitąją. Ir atsimenu, kaip verkė, reikia mama. Mama, reikia, kad popa. Dabar neatsimenu, ar mes kartu važiavom su ta greitąja ar ne. Tas momentas taip buvo baisu, kad dar buvo tada šeštadienis, kažkokiu dar ne visi daktarai buvo problema, nes jį ten išvietė tą galvytę. Aš tik atsimenu tą momentą, kada jau jį ant tų ratukų jau paguldė Norbertą ir vežė ir jis tiesė rankytį, reikia mama, babau, ką ta mama, kad stovėti tik beliko ir žiūrėti, kaip išveža. Tėvams teliko laukti. Į galvą lindo tik pačios baisiausios mintys, prisimena Gedvilė. Ar išgyvens? Dar animacijoje irgi jisai matyt pamiega ir vėl prabunda ir šaukia mama, baba, šaukdavo, kad kažkas ateitų. Ten mūsų nieks neįleido, mes tiesiog laukėm ir dar sesutė buvo išėjusi, klausim, kaip būklė, nes taip atrodo išės ir pasakys viskas. Ir sesutė sakė, kad būklė sunki, kad reikės į Kauno klinikas vežti, į reanimaciją. Gal valandas tenai prabuvo, kol reanimobilis atvažiavo. Tai jį paėmė su greitąja, mes jau už paskos susiradom mašiną ir jau nuvažiavom. Tai tą pirmą parą tai buvo reanimacijoj. Tai vis eidavau ir skambindavau, kaip, tai dar vis sako, mamytė sako, neskambinkit taip dažnai mes, bet vis tiek pergyveni. Po paros reanimacijoje berniuką perkėlė į palatą. Vaikas sunkiai karščiavo, jį pykino, išsikreipė veidukas. Tada dar gydytojai negalėjo tiksliai pasakyti visų sunkios traumos padarinių. Po 3 savaičių klinikose berniukas buvo gydomas Druskininkų sanatorijoje. Ten paaiškėjo, kad visai nutrauktas kairės pusės žanduko nervas. Reikėjo operacijos. Tačiau bėgant laikui šeiminiškiai ėmė pastebėti, kad vaikas keistai nutilęs. Parvažiavom į namus, kad visai jokio garso vaikas netarė, tylu. Aš grįžtu iš darbo, būdavo abudu žaidžia smėliadėžį, pašaukiu Modestui, Norbertai, Modestas atsisuka. Norbertas ne. Partiem, kas čia yra, ir būdavo jau barškinam, ar sėdė ant kėdės barškinam, ar prie durų barškinam, vaikas nereaguoja. Gal negali būti, kad negirdi. Ne. Gavom tada siuntimą, nuvažiavom irgi į Kauno klinikas, padarė tyrimus, kad didelis neprigirdimumas ir abiejose ausytėse.
Dar daktarai sako, gal nuo gimimo. Nuo gimimo negali būti, vaikas sukalbėjo. Paskutinį kartą, kada girdėjau reanimacijų, mama, baba, tie žodžiai man niekada jie neišdils. Mūsų pažintis su Norbertu prasidėjo daugiau negu prieš metus. Jo istorija ir trumpa, ir dramatiška. Buvęs sveikas, linksmas, normaliai augantis vaikas. Deja, patyrė sunkią galvos traumą, kurios pasiekoje dėl lūžių, dėl kitų pokyčių išsivystė abipusis kurtumas. Suprantama, tai didžiulė tragedija, galima sakyti, ir jam pačiam, ir tėvams. Na ir mūsų uždavinys be abejo buvo, kiek galima jam padėti. Tam buvo daroma tai, kas įmanoma daryti. Visų pirma, patikslinus klausos netekimo pobūdį, įsitikinus, kad tai yra pilnas kurtumas, jam buvo panaudota vienintelis galimas gydymo būdas, šiuolaikinis, tai yra kochlearinė implantacija. Ir ji buvo atlikta. Deja, operacijos rezultatai nepateisino mūsų, ir žinoma, svarbiausia paciento lūkesčių. Dėl po traumos įsivysčiusių kaulinių pokyčių, užrandėjimo, užkaulėjimo sraigės, elektrodų įkišimas į sraigę nebuvo visiškai idealus. Na ir deja, dėl to funkcinis rezultatas arba klausa taip pat nėra ideali. Mūsų praktikoje tai yra pirmasis atvejis, tokie atvejai visuomet dramatiški ir jaunantis, nežiūrint to, kad jie yra reti. Pačiam pacientui nuo to nekiek negeriau, jeigu jo atvejis yra labai retas, ar vienas iš 1000 ar 10 000, jam reikalinga pilnavertė gera pagalba, normali klausa. To kol kas nesame pasiekę. Jis nors kiek girdi? Taip, jo girdėjimas yra, tačiau jis tikrai nėra pakankamas ir socialiai priimtinas. Reikalinga tolimesnė klausos reabilitacija, ieškoti pagalbos reikia. Tai dabar alternatyva yra antroji? Taip, alternatyva būtų antros pusės arba antros ausies kochlearinė implantacija. Arba tai būtų galima pavadinti abipusė kochlearinė implantacija. Na, mūsų atveju čia jau žinoma ne kokio nors prabangos arba komforto arba išimties ieškojimas. Tačiau tai yra to tikslo, kurio mes pilnai dar nepasiekėme, siekimas. Taip sakant, grąžinti mūsų pacientui klausą. Galima tikėtis, kad antros ausies kochlearinė implantacija leis pasiekti šitą tikslą. Ašaros buvo baisu. Baisu buvo. Dar kai nuo gimimo kažkaip gal pripranti. O čia vaikas kalbėjo ir dabar matai, kad jis kiekvieną dieną jis viską pamiršta. Kiekvieną dieną vis mažiau ir mažiau. Jis dar sakydavo gert, sakydavo kanką. Ką jis dar sakydavo? Pieną, sakydavo pampą. Ir palaipsniui visiškai viską pamiršo. Kaip matai, kad kuo tolyn, tuo blogyn vaikui.